Labas rytas iš miestelio Nova Bystri, čia pietiniai Čekijai, prie pat Austrijos sienos. Na, ankstus rytas, 8, aš jau po pusryčių ir trumpai papasakosiu, kasgi vakar pas mane įvyko. Pradėjau, kaip ir minėjau, dieną Ostravoje, kur nuvažiavau į Kalnakasių muziejų. O, čia už manęs kaip tik 8 valandos laikrodis bambsi, visus į darbą kviečia. Gerai, penktadienis. Tai va, tam Kalnakasybos muziejuje nusipirkau bilietus, ekskursiją, gidas tiesa čekiškas, bet davė tokį kaip ir telefoniuką su anglišku gidu, bet iš jo jokios naudos, bet vis tiek eksponatus apžiūrėjau. Pasirodo, ten visa industrija, daug visokios gelbėjimo technikos ir kasimo technikos ir toks padarytas specialiai turistams tunelių fragmentas paliktas, parodytas įvairios kalnakasybos etapai, įvairi kalnakasybos įranga. Tai tikrai įdomu bus susipažinti, man tai yra visiškai nauja. Aš dabar suprantu, kad čia Čekijoje, Lenkijoje, kitose Europos šalyse ta kasyba yra didelis dalykas, svarbus dalykas, kadangi tai vis dėlto anglis yra vienas iš pagrindinių kūro formų čia. Tai yra visa didelė industrija, ko pas mus Lietuvoje turbūt nėra. Tai va, tai ten užtrukau geras 2,5 valandos toj kasykloje, tai pažeidžiau tą savo pagrindinę taisyklę, arba nori važiuoti, arba nori kažką pamatyti. Bet kadangi jau buvau Ostravoje, tai niekur nesidėsi, vis dėlto buvo proga pasižiūrėti, tai pasižiūrėjau tą kasyklą. Tai startavau vakar tik tai kokią, o čia triukšmo dar kaip reikiant, ankstus rytas. Sekundę. Tai iš Ostravos išvažiavau tik tai kokią 1 valandą dienos ir užsidėjau navigaciją iki Zalcburgo. Ir tada man Veizas pradėjo daryti cirkus, kadangi tai jis man rodo, kad man liko važiuoti ten 8 valandas, ten paskui persiskaičiavo laiką, vėl plus 100 km dadėjo, paskui po valandos dar kokį beveik 100 km dadėjo, tai taip ir nesupratau, kas čia vyksta. Bet finale sustojau vienoje vietoje papietauti, tai aš susiradau viešbutį čia šitame miestelėje prie pat Austrijos sienos, tai jau tada tvarkingai nuvažiavau, bet atsivilkau čia jau beveik temstant. Kadangi iš tikrųjų kelyje užtrukau, gerokai, nes vingiuotais tais keliukais važiavau, tik tai nevažiavau jokiom autostradom, bet keliukai labai gražus, posūkiai labai vaizdingi ir šitas Čekijos dalis bent jau, tai man pasirodė visai kitokia negu ta Čekija, kurią aš mačiau prieš 2 metus, kai grįžinėjau iš savo pirmos kelionės. Tai gražus miesteliai, kiekvienas, kas antras miestelis ten turi savo pilį, turi savo kažkur vidury laukų, dar kažkoks vienuolynas rūmai stovi, tai dar kažkas. Tai, žodžiu, toksai tikrai gražus centrinės Europos regionas su savo pilna visur žemės ūkio, visur kažkokios įdomios veiklos. Tai kombainai dirba, tai gamyklos, tai fabrikai, tai vėl kasyklos. Tikrai matosi, kad žmonės dirba, turtėja, užsidirba. Ir tikrai gražu, faina, jauku, smagu. Tai va, šiandien Zalcburgas pagal planą. Nuo čia man jis yra netoli, 250 km kažkur tai. Manau, kad iki pieto aš jį nuvažiuosiu. Aplankysiu kokį vieną muziejų ir tame tarpe dar reikia susirasti, kur miegoti. Dar, aišku, būtų gerai susirasti kokį motociklų servisą, nes reikia pasireguliuoti žibintus. Motociklas pakrautas, galas sunkus, tai žibintai biškai per aukštai šviečia, vairuotojus kitus akinu, jau man mirksi. Tai kažką reikia su to pasidaryti, nes pačiam su atsuktuvu čia parkavime pasireguliuoti žibintų man kol kas nepavyko. Tai va, tai šiandien Zalcburgas, o toliau jau žiūrėsiu nuo Zalcburgo, bandysiu judėti link Großglockeno kalnų perėjos, bet jau turbūt rytoj. Tai va, tai kągi, tada smagaus darbingo visiems penktadienio, kas dirbat, smagaus penktadienio, kas atostogaujat, o aš einu greitai, susimetu daiktus ir kol dar nelabai karšta, šaunu link Zalcburgo. Gero penktadienio dar kartą ir iki.